Ši žvejyba vyko spalio pradžioje. Deja, ne visada randu laiko video paruošti ir kelti iškart po filmavimo, todėl šis video pasirodo tik dabar. Šį kartą išplaukėm su mano draugu Vidu. Jis retai žvejoja, bet susigundo prisijungti pavasarį, rudenį, kai lydekos aktyvesnės, o oras dar pakankamai malonus. Nu, va čia lydekai ten dugno greičiausiai stovi. Nu, biški yra bangelės iš tikrųjų. Jo, dar pakilo. Ir pučiai iš tenai tai labai įsibėgėja. Šiaurės rytų vėjas. Čia žopčia. Žvejybą pradėjome nuo velkiavimo. Norėjosi susigaudyti, kur šiuo metu daugiau baltos žuvies būrelių yra. Aš šį kartą nusprendžiau užsidėti didesnį masalą, o Vidui daviau vidutinio dydžio guminuką, su mintim, kad daugiau šansų būtų sulaukti kibimų. O, yra. Bet nedidelė. Ką? Sakadėlė? Ne, neatsikadėlė. Bet maža. Nu, kažko didelio ir nemačiau. Echolotė. Visai lengvai eina, ne? Man iš kūno bėga, bet... Na jo, tokia nedidukė. Visai yra maža, kažkaip atrodo. Normaliai. Šakės, o kiek tai jinai ir yra čia, kiek 5 tonų? Virš 50. 50 dabar, ne? Jinai netgi virš, nėra taip, kad, žinai, detempinėti reikia. Aha. Ausų. O, aš dabar paimsiu ją, biškį patrauk. Vyra žuvis. Nu, ir pakankamai gerai stvėrė, irgi geras ženklas, žinai, kad aktyvi. Jau nebereikau išvažiavau. O šitą tipo pirštinė, jos turėtų neprakasti, įsivaizduoju dantis. Aš galvoju, jinai tokia padaryta, kad sukibimas būtų geras, kad neslystų, bet gal ir taip čia jinai, ne? Nu, gal ir taip, šiaip sukibimas irgi geras. Yra. Kažkaip geriau? Gal biškį geriau. Tada visgi ta, kur aš mačiau. Echolotė? Gal ne. Meškerį linksta biškį. Ne, mažytė. Palauk, šitą nedėsiu, kad neužsipainėtų, palaikyk ją. Nu ką? To, Metam? apsisuku, ne. Grįžinėsim atgal, tai neblogai visai paaišė, dar kartą praplauksim. Nuplauksim iki tos vietos, kur buvo, kur sakiau, sustot gal verta. Pažiūrėsim, ar rasim ten tą patį, į ką sustosim dar. Galim leisti. Valas toks susispaudęs tikriausiai, nes dabar traukia. Jam reiks padėti, jisai ten būna ant dugno, žinai, susispaudęs labiau. Nenaudojamas.
Vidui kibo gerai, o aš tik dirbau jo asistentų su kamera ir graibštu. Pasiteisino prognozė, kad su mažesniu masalu kibimų bus daugiau, bet tiesa ir lydekos nebuvo didelės. Visai lengvai eina, ne? Nu buvo pora tokių duoda. Nu tai jo, mažytas taip ir elgėsi. Ne, normalesnė, ar ne? Daugš. Nu, šiek tiek, kaip pirma. Aš kaip pirma, nu. Kaip lėtai, jinai nuplaukinėja. Šiaip spango. Nu, kai saulutė pašviečia, tai malonu, jau vėsoka. Na, tai bet aš sakau, jo geriau, kai karšta. Aš va, nusiėmiau. Bet man šalta rankom, nosiai, kelniam, šiaip... Taip, bet jeigu visas kūnas šiltas būtų... Bet čia su visku, jo, viskas. Stipriai? Yra? Ne. Stiprus, ar ne? Aha. Tai gali būti kaip gera. Vidui kibimas buvo konkretus, vos neišvirtų iš kotas, stipriai kalė, sakė. Kažkaip nepasiruošęs buvo. Va, žiūrėk, iš 3 variantų kažką gali imti. Atsirinkom įdomesnę vietą ir sustojom pamėtyti. Sustojom prie povandeninio šlaito, kur matėm tiek mailiaus būrių, tiek lydekų simbolių. Krokodilam turi pasirodyti. Čia krokodilų buvo, tai viskas logiška. Čia nežinau, gali būti dugnas švarus, gali būti su žoliam. Tai gali pradžiai nuleisti iki pat dugno, kad suprast, kiek čia laiko užtrunka. O jeigu nėra žolių, tai galim visada iki dugno leisti. Griebė prie pat valtis. Aš galvoju, kad... Ištraukiau masalą ir griebė. Bet tokia pat dydžio kaip tavo. Aha. Nu tai va, viską teisingai, matai darom. Davai, tu gal net arčiau to suoliuko, jeigu bus gal stabiliau biškis. Biški trūksta šito stabilumo. Šitą valtis yra nestabiliau. Nėra žolio ant dugno gerai. Mhm. Dar kibimas. Nedidelės panašu lydekotės čia gyvena. 2 metimai, 2 kibimai. Nu. Kur tu užmeti maždaug, kaip barai? Tiesiai tenai daug maž. Tik užmetu? Ne, aš nuleidinėjau, ieškojau dugno, galvoju, ar ne per toli nuo dugno einu. Ir kalė, ne? Aha. Bet irgi tokia neatrodo nedidelė. 3 kibimai. Tik atsistoja į vietą. Ir 0 žuvų. Aš tai turiu pasakyti, kad žinok, rytų šitas šiaurės vėjas geras. Nu, matai? Dar kibimas. Čia sakai, su to vėjai, čia, žinai,
pradeda žvėjai iš tirščių burti, nes nekimba ir kažkas... Jo, kažką apkaltinti reikia. Nu, kažkokią bando išvadą padaryti, bet ta žuvis ant tik nenuspėjama kažkokis. Žinau, jinai labai koks čia vėjas. Davai dar po vieną, nes tikrai... Davai, nes turėjau kibimą. Nu. Bet šiaip visi kibimai tenai. Jo, ten ir metam. Va, žiūrėk, kur mano kablys. Aha. Išmovė iš į lauk. Blema, čia gal ir geresnė nuolė, taip nežinau. Yra? Ir... Jo, penktas kibimas mūsų sustojime. Ta pati čia, gal galia, ištraukiam šitą galėsim plaukti. Jo, bus ramu, nes jau... Šitą ovalas. Jo, nes aš užsipainė ar ne? Ne. Tokia pati panašiai. Sportinė, ne? O. Stipris videkas. Va, priešinasi. O, gražiai paleido. Nu, gal buvo ir didžiausia iš visų šiandienos. Man tai jinai atrodo tokia pati. Tokia pati, bet gražiai meškerė palankstė. Masalas didelis. Nu viskas, turbūt judėsim šitas vietas. Man tai kažkaip jinai prie valties atrodo tokia pati kažkaip. Jinai vandenį gali biškai kitaip ten... Atrodo, kaip tiesiog kaip gražiai iškartai. O, gražesnė. Netoli valtis. Tas pats, mano. Tas pats? Ta pati? Paleisti atsikabinti, tik tai klausimas ar... O, už barzdos, žiūrėk, kažkaip ją mažytė. Norėtų, bet ne, jie čia nieko... Atsikabins, atpalaiduok biškį valą. Atsikabins? Gali būt. Kai valas... Žiūrėk, jie įsėgiau šis neškas. Jo, aš sakau, už barzdos. Taip galvojau, kad jie reikia paleisti atsikabinti, kai tu sakai, kad didžiausia ten buvo, tai nežinau. Nu, man taip atrodo, kad tai didžiausia. Šitą tai jau akivaizdžiai. Nu, bet tikrai ne ta pati. Tikrai ne ta pati. Tu šitą palaikyk. Nepataikė. Ach, aštrišakė. Ta atsikė. Nepyk. Bet tau čia vėl prie pat valties ir praeitą kart prie pat valties, man atrodo. Toliau biškių buvo. Dabar tai jau labai arti. Nu gali aišku būt, kad persikėlė. Nu, anksčiau turbūt. Masalas pusė lydekos. Nu. Bet tai gal dėl to aišku ir iš barzdos kažkaip. Kas čia taip įdomiai buvo? Ai, dėl meškerės? Atsileido valas. O, tai kibimas 100%. Jo. Nes ir sakau, kažkaip tai jokio logiško normalaus paaiškinimo nėra. Nu, klivinys negali būt. Nu. Bet tai tokio nepakirsi. Ar pakirsi? Nu, jinai dažniausiai stveria ir po to vis tiek jau ir žinai sustoja. Aha. Tai jo, nu pačio smūgio nepakirsi, bet jeigu pusė vis dar burnoja, tai pakirsi. Nu jo, gali būti burnoja teisingai. Galvau, gal tiesiog pamuša su nosim į priekį. Nu, tai jeigu nepataiko, tai irgi gali. Čia turbūt taip ir buvo šitą. Kažkaip nepataikė ant kablių. Tiesi pardavėja kartu ėjo? Kibimas yra. O gal... Jeigu yra dar, tai labai maža, bet gal ir nebėra. Nu, tai čia jau mūsų. Ne, nėra. Bet irgi nejaučiu. Yra žuvis? Ne, nėra. O gražiai kaip suvinioja. Žuvis tą dieną buvo pakankamai aktyvi, tiesa kibimų sulaukėme pagrinde viename nedideliame ruože, kur echolotas rodė daugiausiai baltos žuvies.
Yra. O ne, nebėra. Yra? Liūtėjai? Aha. Tai bet nedidelė. Neatrodė. Yra. Geresnė gal biškį, nežinau. Geresnė? Nu, bent jau panaši kaip tos buvo. Panašiai kaip ir tos. Ne, jo, vis tiek lengvai eina. Ne, biškį pasiduoda į priekį. Geresnė. Aš neiškenčiau ir irgi užsidėjau mažesnį masalą. Ir neilgai trukus sulaukiau keletos kibimų. Pagaliau ir aš. Geresnė. Nu tai kaip Kaip ir susitarėm. užsakyta. Nors. Nors- Nežinau, ne? nežinau. Lyg ir didesnė viški. Bet nebūtinai. Gerai, tai viskas į valtį, kad matau. Didesnė. Viskas pagal planą. Ramiai. Jau tuoj ateina. Tokia pati. Turėjau. Štai tokia žvejyba gavosi, lydekos džiugino aktyvumu, o rudeninis oras gražiais gamtos vaizdais. Neišvyno visiems, iki kitų kartų.